žmogui reikia sisteminio mokymo, ta prasme, kad jis žinotų, kam kas reikalinga, kur galima tą panaudoti, kur galima aną panaudoti. Ir kad kažkoks, sakykime, vystytųsi, kaip sakoma, dabar siūlų kamuolys, kuris išdarkytas ir kad tie siūlai kaip nors susivytų tuos kamuoliukus pagal spalvą, pagal rūšį ir pagal tai, kurie turėtų būti ir galima būtų susidėlioti pagaliau jau juos tvarkingai į kažkokias dėžutes. Tai vat apie tai tie dažniai ir buvo, kurie ten nieks nesuprato apie ką. Tai, žodžiu, senų senovėje, kai tik prasidėjo, jos vadino kanalais, po to jos pavadino dažniais, nei kanalas, nei dažnis, tai yra būsenos tam tikra kvantinė konfiguracija, kuri leidžia žmogui pajausti, ta prasme, įeiti į tam tikrą būseną, kurioje mes galim kažką konkretaus nuveikti. Ta prasme, tai yra viena iš tokių, kas tai yra per dalykas. Tai, ką aš galiu pasakyti? Sudėtinga apie dažnius apskritai kalbėti, kai nesuprantama apskritai to dažnio, kaip sakoma, kas tai yra. Tai nebūtinai garsinis takelis, tai nebūtinai koks nors, sakykime, banga, kuri ten šuoja viską, bet tai yra informacinis, būtent mentalinio pagrindo padarytas toks, kaip čia sakyti, būdas, kaip galima aktyvuoti kažkokią savo būseną, kurios iki šiol niekas nežinojo, kad jinai apskritai pas žmogų yra. Ir tų būsenų yra daugybė. Mes tas būsenas būtent kalbamės per formatą apie šamanizmą, kur irgi žodis šamanizmas, visiems apie ką? Apie kažkokius šamanus, ajavaską, visokius ritualus, ten tus visokius magus, kurie ten kapinėse ką nors veikia, ten užkasinėja, ten plaukus degina, žodžiu, ten kažkokią užkalbą. Vienu žodžiu, visas šitas jovalas. Prie šito žodžio irgi labai pririštas ir dažniausiai žmonės nelabai supranta. Jeigu jau su būgnu aplinkų šitą laužą šoką, reiškia šamanai. Deja. Ten yra artistai. Kaip su gitara kas groja, kas mušamaisiais, tai čia irgi tas pats variantas. Mes apie šamanizmą kalbam daugiau filosofinę ir daugiau būsenų keitimo prasme. Tai reiškia gyvenimo būdą, tai reiškia mąstymo tam tikrą kokybinę išraišką. Ant kiek kokybinė išraiška, tai mes ir pamatom tam tikrais momentais. Buities paprastais momentais. Kiek mūsų mentalinis, sakykime, tas sugebėjimas susitvarkyti su tais buities momentais leidžia mums neprarasti energiją arba ją prarasti. Žodžiu, per kelis formatus pas mus ir yra ėjimas į konkretumą ir susidėliojimas visų šitų vietų į savo stalčiukus, kad jos būtų aiškios. Tai reiškia, kodėl apimama viskas, nes žmogus yra visko visuma. Jam reikia rūpintis ir savo fiziką, ir savo, sakoma, mentalinę sveikatą, ir psichologiją, ir emocijom, ir tuo pačiu dvasingumo energiją, ta prasme. Ir visas šitas komplektas, jisai neįmanomas tik per vieną kažkokį, sakykime, niuansą. Jeigu mes tik tais apie dvasingumą ir meskim čia tą visą, nėra čia tų buities rūpesčių, neįdomi čia man ta buitis, su nieko aš nenoriu bendrauti, nes aš čia toks jau išskirtinis, jau link nušvietimo einu, tai viskas pasidaro taip, kad mes pasidarom panašus į tą, sakoma, vaiduoklį. Kūno mums jau nebereikia, mes jau ir taip viską mokam ir jau eisim kažkur į kažkokį, sakykime, aną pasaulį, kai jisai per toks dar nežinom, bet sužinosim, nes jau aš jau tam ruošiuosi. Jeigu mes tik tais šitą kraštutinumą paliekam ir bėgam prie kito kraštutinumo, tai mes ką matom? Darinas buvo teisus, visi iš beždžionių. Mums svarbu pavalgyti, pasidaugint, ir dar apšnekėti vienas kitą dabar pasidarė, nes 21 amžius reikia, sakoma, informacinį dar prisijungti faktorių prie to primityvaus išgyvenimo savo. Ir aišku, tik fizika, nėra čia jokių nesąmonės, viskas čia, jokių čia dvasinių nėra, energija neegzistuoja. Apskritai tik per fizinius procesus mes suprantam, ką aš matau, ką aš galiu paliesti, tas egzistuoja. Jeigu aš to nematau, tai tas neegzistuoja. Du kraštutinumai, kuriuose blogai visada. Ir šitos du kraštutinumas ir veikia va šitą visą chaosinę, visą tvarką ir visą, sakykime, tas
globalinis informacinis laukas, kuriame visko pilna ir ten galai nesusieina. Tai vienur yra tiem kraštutiniams elementams, kitur yra tiems kraštutiniams. Dvi bibliotekos tokios. Arba ten tu gyveni, arba ten tu gyveni. Pas mus kitaip. Mes atsisakom kraštutinumo, mes einam iki vidurio, kad būtų balansas. Reiškia, formatai padaryti taip, kad būtų balansas. Kad jūs galėtumėt realiai išmokti laikytis čia ir dabar savo visokius socialinius kažkokius, sakykime, situacijas ir kažkokius procesus. Ir kad sąmoningumas vis stiprėtų ir energija didėtų ir kad mes išmoktume ją išsaugoti, nes be energijos mes niekas. Mes negalim pasirūpinti nei savimi, nei kitais. Jeigu energijos trūkumas, mes dažniausiai sergam, arba blogai jaučiamės, arba apskritai tokie, sakoma, šliaužiam nuo kraštutinumo į kraštutinumo. Tai to vidurio dažniausiai žmonės nemato. Jiems arba juoda, arba balta. Arba egzistuoja, arba neegzistuoja. Arba teisinga, arba neteisinga, arba bloga, arba gera. Nėra spalvų gyvenime. Nėra visos paletės, nėra viso dinaminio diapazono, kokios tos spalvos, ant kiek gylio jos turi, sakykime. Kiek kiekviena informacija neša kažkokį, sakykime, užtaisą, ką jinai gali padaryti su tuo užtaisu, ką žmogus savo prisitaikyti gali iš tų užtaisų ir ką jis gali nuveikti po to, realiai materializuoti, iš pradžių mentalinę, o po to materija atsiranda. Tai visas tas sujungimas ir apjungimas yra tose formatuose, kuriuose egzistuoja tie patys dažniai, sakykime, simboliškai vadinama, kurie padeda žmogui, kaip sakoma, šiek tiek negyventi savo iliuzijose, savo galvoje, daugiau realiai mąstyti, daugiau aiškiai žinoti, daugiau jausti pagrindą po kojom ir daugiau, kaip sakoma, suteikia energijos tam. Kitas momentas, to pačio, sakykime, tautekų mokymo projektas. Tai vėlgi, apie ką mes pirmam tautekų kurse kalbėjom. Kaip susitvarkyti su paprastojais emociniais įpročiais, kurie yra automatų. Automatų visi taip reaguoja į taip. O mes ne automatų turim įjungti sąmoningumą ir turim įjungti savo dėmesio lygius. Tai reiškia treniravimas dėmesio, reiškia treniravimas stebėjimo savęs visų pirma. Po to tik tais jau eina kažkoks veiksmas, kai jau mes pamatom save, ką aš veikiu ir ką aš galvoju, ką aš ruošiuosi dabar sakyti arba daryti ir žinom jau mes, ko baigsis, kai aš tą padarysiu. Tai vadinasi, aš turiu galimybę pergalvoti kelis variantus. Kodėl reakcijos, kodėl jos automatų, iš kur mes jų išmokom. Tai visas, sakykime, tas kursas tą ir apėmė. Ir kiek aš girdėjau atsiliepimus po kurso visų rašysių, tai supratau, kad su tiek emocijų, kaip sakoma, jau kokios anksčiau buvo, dauguma susitvarko. Ir tas reakcijos modelis daugumos pasikeitė. Ir nuo to prasideda, būtent nuo to prasideda energijos kaupimo, tik tai kažkokie, sakykime, formatai ir toliau ėjimas. Pirmiausia, mes uždarom skylės, per kur ta energija išeina, nes reikalinga mums tiek gyvybei palaikyti, tiek sveikatai palaikyti, tiek kūrybai savo kažkokiai vystyti, tiek galų gale materializuoti savo sumanymus šitame gyvenime, čia ir dabar, šitoj realybėje, kuri yra, kuri materiali, per materialius kažkokius mūsų pasiekimus mes kažką galim save įsivertinti, ne per kažkokius prisigalvotus tik tai, sakykime, tik mentalinį ir viskas, mes turime ją vis tiek materializuoti. Tai per šitos mes pamatom, kad uždarius tas energetinės skyles, per kurias mes viską ir ištaškom, mes galim eiti toliau į energijos kaupimo momentą. Taip atsiradęs yra tas vadinamas tautekų mokymas to, ne? Tai mažyti ruonai, vėlgi, jau daug kas apie tai kalba, išgirdęs žodžius, bet jūs nežinote, apie ką dar kalbat, nes dar nebuvo to kurso. Žodžiu, kai mums trukdo aplinka, jau mes idealūs beveik ar ne, bet ta aplinka vis tiek, o ką su ją veikti, vis tiek jinai sudaro kliūčių mums. O kas aplinka, pasirodo pas mus viskas yra aplinka. Ne tik žmonės, kurie erzina pastoviai, ne tik žmonės, kurie trukdo pastoviai, o pasirodo viskas mums trukdo. Tai oras ne tas, tai laukiu kažkokio, tai dabar laikas ne tas, tai žvaigždės ne tokios, tai mėnulio fazė ne ta, tai dar kas nors. Viskas kažkas ne taip, todėl kad aš dabar dar arba šito visai nedarysiu ir nereikia savo meluoti,
Arba tingiu tiek, kad negaliu to tinginio įveikti niekaip. Ir kad ta valia, žinau žodį, bet nežinau, kas tai yra, niekad nepatyriau. Ir daugybė visokių aspektų. Ir tada paaiškėjo, kad prie šitų mažų tironų, kurie gyvena mūsų galvose, pasirodo, o ne aplinkoje, mes turim irgi kažkiek laiko pasėdėti, padirbti ir suprasti, kaip jų neprisigaminti ir ką su jais veikti, kad jie mums netrukdytų gyvenime. Nu ir trečias etapas, vėlgi po šito eina tokia, kaip sakoma, triada iš pagrindo to tipo mokymo. Tai pagrindiniai principai energijos kaupimo, energijos valdymo. Be šitų pagrindų mes nelabai ką galėtume nuveikti ir tai yra būtent, kad labai konkreti bazė ir konkrečiai viskas sudėliota. Su metodikom, su priemonėm, su namų darbais konkrečiais, kur ten jau konkrečiai nėra kur pabėgti, nes pasakyti, ką aš turiu padaryti. Nu, viskas. Arba darau, arba nedarau. Viskas. Daugiau tokio variantų nėra. Nedarau, tai reiškia viskas ok man. Ir aš nieko čia dar nenusibodo man niekas, nes dar tiek nenoriu. Bet jau visai bus blogai, tai tada žinosiu, ką padaryti. O jeigu darau, tai jau vadinasi pakankamai įkyrėjo ir norėčiau pabandyti naują gyvenimo būdą, kažkokį naują mąstymo pirmiausia būdą, nes tik tais nuo mentalinio prasideda pokyčiai apskritai ir bet kokia transformacija žmogaus, sakoma, apskritai asmenybėje. Ne prie įsivaizdavimo, kad aš tobulėjau, o prie konkrečių rezultatų mes tik tais prie ją matom taip. Aš kitoks negu vakar. Ir tai yra pliusus. Ne kitoks negu tas araganas, o negu vakar, negu užvakar, negu prieš metus. Visada lyginamės tik su savim. Nėra jokios konkurencijos, jinai galvoju. Konkuruojam su kuo? Su savim, koks buvau ten ir koks buvau čia. Koks nori, toks būsit. Visada taip yra. Bet tam tikras metodikas ir tam tikras priemonės mes žinom, kur galime panaudoti. Jeigu mes jų nenaudojam, vėlgi reiškia mums tai kol kas šitą aplinka, šitą situaciją mus tenkina. Tenkina taip, kaip yra. Nu ką, visi blogai gyvena, visi skundžiasi, visiems kažkas ne taip. Tai man gerai viskas, tada galima ir šitaip. Bet tiems, kurie nebenori šitaip, tai yra tokie formatai, kurie yra daugiau individualūs, jų niekur nėra. Jų nėra internete, jų nėra niekur. Tai yra ekspromtų, online'as, kur mes, kaip sakoma, dirbam visi kartu. Aš kurdavau metodiką tuo metu, kiekvienam individualiai, jūs tą metodiką išbandydami ant savęs ir žiūrėdami rezultatus. Toks yra daugiau bendras darbas, o ne gyvenkit taip, nes aš girdėjau arba perskaičiau knygoje. Tai šitau, kur ką galima perskaityti. Knygos, žinot, yra toks reikalas, daugiau grožinė literatūra, aš jau jums sakiau. Kodėl tautekų mokymas? Todėl, kad nebūtinai reikia perskaityti Miguelį Ruizą, Kastanedą ar dar ką nors. Tai yra tam tikras mąstymo būdas, tam tikra filosofija, kuri vienintelė, kuri gali padėti išbristi iš viso šito, kaip sakoma, visko daug, viskas viename, ką rinktis nežinau, ką be pasirinkčiau, niekas nevyksta. Bet laiką praleidau, nes kažko domėjausi. Man teko labai daug perėti visokiausių srovių, mokymų, metodikų, visko susipažinti, išsianalizuoti ir pasižiūrėti, kiek juose yra naudos. Dažniausiai koks 1–2%. Tai yra labai mažai. O laikas eina. Mes neturim 5000 metų, kad mes galėtume viską bandyti. Ir neturim tiek, sakykime, galimybių viską sužinoti ir viską išbandyti, nes kai kas duoda rezultatus po kažkokio laiko. Todėl, galima sakyti, ir yra atrinkti tokie momentai, kurie veiksmingiausi. O kodėl jie veiksmingiausi? Todėl, kad grįžtamasis jūsų ryšys kiekvieną kartą rodo, kur jūs esat. Kiekvienas. Jeigu tik tais ilgiau stovit, pastiprinama kažkokia, sakykime, metodika. Pagreitinimas eina, dar koks nors. Vieniem daeina per tokią prizmę, kitiem daeina per kitokią prizmę. Labai daug požiūrių, sakykime, kampų. Dėl ko mes, kaip sakoma, kalbamės apie tos pačius dalykus, atrodo.
kaip išsaugoti energiją, kaip, sakykime, sustiprinti visas, sakykime, tą mentalinį mąstymą, kaip apskritai asmenybę, kokią nors iš savęs padaryti, nors kokią nors, ką nors, kad aš galėčiau, ar ne, nuveikti tam gyvenime ir rezultatyvaus. Tai vis tik tais kiekvieno labai individualus tiek poreikiai, tiek užklausos, tiek tokie, sakykime, sakoma, tobulėjimo aspektai, kad kiekvieną kartą, kiekvienas išgirsta savo reikalingus momentus. Ir iš to pačio, apie ką mes kalbamės ir atrodo kartuojamės, jau kitas požiūris, jau kitas požiūris, jau kitas požiūris. Tik tai taip mes galim šiek tiek tą mąstymo lygį, sakykime, labiau išplėsti, labiau tas vadinamas suvokimas formuojamas kitoks, dar kitoks, didesnis, jau daugiau apimantis. Ir kuo jisai daugiau apimantis, to labiau mes suprantam, kad nėra tos vienintelės teisybės, nėra nei blogo, nei gero, nėra tų juodo balta. Tai mūsų įsivaizdavimas, mūsų suaštrinimas, tų, sakoma, užaštrinkim kokį nors kampą ir arba važiuojam, kaip sakoma, nuo kalniuko žemyn, arba į kalniuką, bet, kaip sakoma, žmogaus gyvenimas visas sinusoidėse. Deja, mes tą sinusoidę galim matyti tokią ir galim matyti tokią. Čia mūsų pasirinkimas. Ir šitą teisė mums duota iš prigimties. Todėl žmogus, kuris renkasi, kaip sakoma, ne tokius aštrius kalniukus, jisai daugiau turi šansų išgyventi. Nereikės jam laukti kiekvieno nusileidimo ir kuris kokiam dugne ir kaip dabar vėl iš naujo kapstytis. Toks, kaip sakoma, apibūdinimas, bet iš mano pusės vienos apibūdinimas, o reikėtų apklausti, ta prasme, belankančius daug metų žmonės, tai jie pasakyti turbūt kažką daugiau, o gal iš vis nebepasakytų nieko, čia mesgi, kaip sakoma, iš pradžių daug kalbom, daug, sakykime, žodžių naudojam, o po to ta kalba darosi truputį tokia, o ką čia pasakysi jau, kaip ir nėra apie ką, kaip pasakyti, kad sąmoningumas kitoks, jis kitoks. Kuo galiu aš palyginti save buvusį prieš, sakykime, žmogus kursus ir po. Ten buvau ne aš, o čia dabar aš. Ką nors duoda tokie pasakymai, neduoda, aš manau, neduoda tikrai, bet žmogui tai yra rodiklis, kad yra kardinaliai pokytis jo visam mąstyme. Yra kardinalus pokytis. Ir savaime suprantama, kiekvienas žmogus su tokiu aiškiu protu ir gera, sakykime, analitika, plus moraliniam atidirbtom savybėm tam tikrom, tai jis gali nuveikti gyvenime žymiai daugiau. Daugiau negu, sakykime, daug žmonių, kurie neturi tokių savybių. Tai daugiau eina kalba apie individualų kažkokį, sakykime, asmenybės tobulėjimo lygį, kuris daugiau naudotųsi tais 1–2% atrinktais iš visų kažkokių įmanomų geriausių šaltinių ir kad nereikėtų gaišti laiko rakintis. O formatai tuo ir skiriasi, kad jie yra truputį tokie, kaip sakoma, vienas gilesnis. Tai daugiau sąmoningumas, daugiau suvokimai, daugiau daugybė būsenų įvaldymas, nes tai ir leidžia suvokimui matyti įvairius kampus, leidžia plėstis sąmoningumui pačiam. Kitas šios dienos, tai, kaip sakoma, pakalbėkime apie būtį, nes nuo sociumo mes niekur nepabėgsime, mes turim savo tą sugebėjimą, jeigu jį jau įgyjom kažkokį ir pasidarėm, tai reiškia, kažkur mes turim jį panaudoti, nes kitaip išgirsta informacija, jeigu ji nematerializuota, jeigu ji neįgyvendinta ir netapo, kaip sakoma, gyvybė ir gyvenimo būdų, tai bereikšmė. Mes galim skaityti įvairias knygas, žurnalus, žiūrėti filmus, eiti į renginius, tiesiog, kad pratimti laiką, ar ne? Iki ko? Iki savo pabaigos. Žmogus nenori numirti, bet jisai viską daro, kad jam sutrumpėtų laikas kitos mirties. Ko nors užimkim savo galvą ir mes netaip pajausim, kaip nusibaigsim.
Kitas momentas, mes galime, sakykime, turėti kažkokius rezultatus iš to, ką mes veikiam. Jeigu praleisti laiką, yra daug renginių. Yra daug knygų, yra daug literatūros, yra daug internete to pačio, sakykime, visko. Jeigu mes norim pasiekti rezultatą, tai mes turim atsisakyti šitų masinių informavimo priemonių, kuriuose visko yra. Ir susistemintą naudoti tik tais kažkokią, sakykime, informaciją, kuri yra konkrečiai daug metų patikrinta, per daug metų, per, sakykime, įvairius žmonės išbandyta, jinai visą laiką adaptuojama, visą laiką perdaroma, visą laiką greitinama ir taip toliau. Ir naudotis tik tais tokia, ta prasme, santraukos. Santraukos iš tam tikrų pagrindinių šaltinių ir jų teisingas interpretavimus, teisingas iš kokios, sakykime, požiūrių žiūrint, ne? Iš to, kad duoda rezultatą asmenybės tobulėjimui. Visi kiti neduoda, mes tos atmetam. Negaištam savo brangaus laiko. Ir taip, sakoma, kai pradedi kažko domėtis, jeigu jau po to užkabina, tai pamatai, kad taip viskas greitai vyksta. Ir tiek dar visko vėl nežinai, kuo daugiau žinai iš tikrųjų realiaus tos vadinamos, tos gyvos informacijos, tuo daugiau susidaro įspūdis, kad dar daug ko nežinai. Mes daug ko nežinom, sakykime, kodėl formuojasi taip visą tą, kodėl tokia žemės struktūra, kodėl tokie padarai toj žemėje gyvena ir kodėl jie tik trumpai taip gyvena, kas būna toliau ir taip toliau. Tai daug visokių neatsakytų klausimų ir kuo daugiau jų atsakytų, tuo daugiau jų neatsakytų. Buityje tai viskas aišku. Arba. Nors irgi ten prigalvojam visko. O čia jau ne tiek aišku. Žodžiu, mentalinių metodikų susisteminimas ir jų įtraukimas į realų mūsų kiekvieno individualų gyvenimą. Turbūt taip, maždaug aš apibūdinčiau tai, ką mes čia veikiam visada. O per ką čia jau skirtingi dalykai. Jeigu reikia dėmesio koncentraciją išlavinti, mes turim fotomeną. Prie ko jisai? Fotografai čia galvojat būsit? Ne. Bet jūs suprasit, kas yra dinaminis diapazonas, kas yra gilumas, kas yra apskritai tam tikri dėmesio lygiai, todėl kad jeigu dėmesio nelaikysit, jūs suprantat, kas pas jūs gaunasi. Šauks šlamštas, ar ne, po to, kaip jūs žiūrit. Taip gražiai aš padalyvavau tame renginyje ir taip gerai jaučiausi, pažiūriu nuotraukas baisios. O todėl, kad aš dalyvavau, o todėl, kad negalėjau būti už kadro ir stebėti aplinką ir žiūrėti parametrus, pasirodo dar reikia. Ir daug kas sako, čia ne man, aš nieko nesuprantu apie techniką, čia ne apie techniką, čia apie jūsų mąstymą, o ne apie techniką. Įsivaizduokit, apie techniką niekas jums nieko nepasakoja, o jums atrodo, kad tai apie techniką. Tai vėlgi, kiekvienas dasitempia savo, kaip jis nori. Bet dėmesio koncentracija jūsų lavė. Tai galima pagalvoti, kad tai, prie ko čia tas šamanizmas, ar ne? Prie ko čia dabar mes apie kažkokias buitis kalbam, tai kažkoks kaimyno šuo, kažkokie ten svečiai, kas čia per jovalas? Deja ne jovalas. Jeigu mes sustatom viską į vietas, pas mus pasidaro negalimumas jovalui. Ir mes suprantam, kad mes patys kartais norim sujaukti, o deja aš jums neleidžiu šito padaryti. Jeigu jūs tik pradėt mesti vieną konteinerį viską, aš jums pasakau, stop. Čia dabar kodėl taip reikia daryti? Šiukšlės reikia rūšiuoti, ne? Net šiukšlės reikia rūšiuoti. Tai reiškia, tos galvoj ten visą šitą šiukšlyną irgi galima sudėlioti. Čia prie to, čia prie to, čia prie to. O tada mes žinosim priešnuodį kiekvienai šiukšlė, ką reikia daryti, kad ją, sakykime, neutralizuoti, kad jinai tiek neveiktų. Vaikystės traumos. Savaime suprantama, galima kalbėti iki savo galo apie tai, kad vaikystės traumas ir sėdėti pas psichologą savo gyvenimą. O kodėl jūs prisimenat? Kodėl jūs jas laikot savo galvoje? Žmogus pats savo galvos šeimininkas, ar ne? Jis pats sugalvojo, čia man bus trauma ir aš ją laikysiu visą savo likusį gyvenimą. Vietoj to, kad, sakykime, baisiai čia, nereikia sureikšminti. Nebuvo čia jokios traumos. Kaip gyvena visi. Taip pat gyvena, niekas čia nieko neypatingas. Daugiau mažiau vis tiek visi kopijuoja tos pačius filmus baisius. Ten visi tie santykiai klaikus. Tai ko jūs norit, kad jūs idealiai būtumėte, jeigu jūs ant tokio filmo ar tokių knygų užaugot ir matėte tą aplinką visi tokią, o ne kitokią. Tai reiškia, kiek jūs laikysite viską savo galvoje,
tiek tos traumos bus. Jeigu jūs pasakysit, kad šiandien trauma, toliau ir aš persidarysiu ir pas mane taip nebus, pas jūs ir nebus, visa esmė. O kaip tą padaryti, tada klausimas? Tai va taip ir padaryti. Pirmiausia, mes išmoktų turėti, po to išmoktų dėmesio koncentraciją valdyti, po to energiją kaupti, o po to tą energiją valdyti. Viskas paprasta. Žodžiais. Bet atsimenat, kaip būna nepaprasta, tie, kurie daug metų lankot. Ir dar vienas aspektas, ką aš jau sakiau. Mokytis reikia visą savo gyvenimą, visą. Nesiblaškyti, o eiti kryptingai, visą. O ne taip, kad ten gabaliuką pasimokiau, jau man gana, aš jau protingas, jau einu aš. Kur jūs protingas? Kur einu? Nauja situacija. Ne, šito tai man niekas neaiškino, ką daryti. Nu tai reiškia nelabai protingas. Mesgi suvokiam, kad žmonija keičiasi. Keičiasi informacinis laukas, keičiasi šalių ideologijos, keičiasi viskas. Suprantat, keičiasi. Nes naujos technologijos ateina, vėl keičia dar ką nors. Jų sąmoningumas keičiasi. O ideologija tai iš vis klaikus dalykas, todėl kad, kokią užneši, tokie tai žmonės ir pasidarys. Čia, tikrai, beždžionių narvas. Į vieną narvą vieną knygą įmetė, jos ten skaito ir elgėsi pagal tą knygą. Į kitą narvą įmetė kitą knygą, jau jos kitaip elgėsi. Kodėl jos tokios? Todėl, kad jos skaito tik vieną knygą ir jos narve. Tai tas ideologijos skirtumai, jie ir jaučiasi žmonių tarpusavio santykius ir jų mąstyme, kodėl tokie stereotipai, kodėl ne tokie stereotipai, kodėl ten tas blogai, o čia tas pats gerai. Ir tada mes suvokiam, kad yra lygiai. Yra tas vadinamas paviršutiniškas lygis, kuriame turbulencijos zona visada. Visada. Jokio skirtumo. Kaip jūs gyvensit, vis tiek kas nors jums nurodinės, kas nors jūs kritikuos, kas nors jums patarinės ir jūs vis tiek ką nors blogai darysit arba jausitės blogai padaręs. Ir tas yra lygis, kuriame mes aukščiau turbulencijos. Mes nekeičiam pasaulio, mes keičiam save. Būsenos buvimas aukščiau turbulencijos ir yra tas momentas, kai mes galim jau su savim dirbti. Ten tyla, ten jūsų niekas, nei nurodinėja jums, nei kritikuoja, nei dar ką nors kiša ir stereotipais faširuoja ar kokiam nors ideologijom. Ten jūs darotės iš savęs tą, ką jūs norit. Po to grįžtat į tą turbulenciją ir pasitikrinat, kiek jūsų atsparumas tai zona padidėjo arba nepadidėjo. Nepadidėjo, vėl jūs nuvilko kokią ten lapę, tą gaidelį jūruo ten ir tašo. Tai viskas tai, kaip ir sakoma, biškai nelabai atsparus, vėl grįžtu atgal į savo būsenas. Ir tos būsenos pasidaro pas mus pastovios, ne tai, kad mes ten gyvensim visada ir kartais tik tais grįšim, ne, mes turėsim gyventi visur. Ir ta būsena iš ten atsinešta į tą turbulencinį lygį, padės jums kiekvieną kartą ir sudarys visada aiškumą, nes jūs visada turėsit supratimą, kas dabar vyksta ir kur aš čia, ir ką aš čia dabar darau ir kas toliau. Ir va tos tylos momentai ir yra būsenų būtent tie vadinami pokyčiai, tai ne ta būsena, kai mes, psichodelikai irgi būseną įveda arba narkotikai. Deja, čia ne apie tai. Čia apie tai, kaip mes blaivių protų savo, sakykime, sąmoningai galim pasiekti tam tikrą būseną, kurioje jūs patys žinosit, ką jums geriau daryti. Aiškumas. O būtent visur, kiekvienoje situacijoje, kiekvieno momente gyvenime daugiau atsiranda aiškumo. Aiškumo, ką daryti ir apskritai, kas čia vyksta. Ir kiek jums į tai, kaip sakoma, įsijungti ir ką ten įsijungus nuveikti. Va toks maždaug, kaip sakoma, apibūdinimas ir tų pačių dažnių, kurie čia simboliškai pavadinti dažniais, o iš tiesų tai yra įvaldymas daugybės būsenų. Būtent per tautojo šamanizmą mes bandom tam tikras būsenas. Ir apimam daugiau suvokimo negu tik apie fizinį kūną. Ir per būtent šitos, sakykime, kvantinės struktūras, per jų pažinimą mes irgi suvokiam, kad kažkas keičiasi mūsų mąstyme. Po truputį kažkas keičiasi. Taip, galima, aišku, ir gydyti su jais. Dauguma sako, gydymui naudojam dažnai. Ne. Negydymui jie niekada nebuvo gydymui, bet kas nesupranta, tam atrodo. Tėvų jau būna ten gydymui, ir kam tik jis nori ten valymui, ir dar kokio ten tik visko neprisigalvotume. Ir
Visko mes galim prisigalvoti, visokią sistemą galim patys susigalvoti ten ir visokias čakras ir ką tik norim. Bet jeigu tai padeda asmenybei tobulėti ir įgyti sąmoningumą didesnį ir, sakoma, sąmonės lygį praplėsti ir realiai kažką nuveikti savo gyvenime tokio, ko jis anksčiau negalėjo be šito, tai tada, tik būna, kad ir kiek tik nori čakrų, kokiam nori ten reinkarnacijoje etape ar dar kur nors, jokio skirtumo. Čia yra psichotechnikos tik mentaliniam protui žmogaus. Bet jeigu mes po truputį atimam po to, tai vieną, sakykime, tai kitą lasdelę, nesimastykime nieko. Ar jūs be nieko plikom rankom galit iš savęs padaryti kažką? Ir va tada paaiškėja, kad jeigu jau galiu, vadinasi, man nunyksta šitie visus psichotechnikos. Ir lieka tik tais tos grynos, kurios, praktiškai momentinis. O gale apskritai lieka tik būsenų valdymas. Apskritai tik būsenų valdymas. Kaip aš jums ir sakiau, yra taip, Kastanedos tensekti pratimai, yra visokių būdų, ir visokių pratimų, ir visokių kvėpavimų, visko prigalvota. Bet tai yra lasdelės invalidų. Jeigu mes atimam lasdelės, jūs turite be jų išmokti. Ir būseną pakeisti galima. Ir dialogą sustabdyti tam, kai tarponai visi kalba ir nieks neklauso galvoj. Viską galima padaryti savom jėgom. Bet iš pradžių taip reikia tos lasdelės ir kitos lasdelės. Po to po truputį nuėminėjom ir žiūrim, kaip dabar be tos lasdelės. O nieko pasirodė, nepasigėdau. Tai sekančiam nuėmam vėl nepastebėjau, kad jau nebėra. O pažiūrėk, jau pats vaikšto, viskas okei. Kol pastebi praeina laikas, bet kiti jau mato, kad jis eina. Tai va to ir užtenka. Ir tai yra daugiau apie savarankiškos asmenybės, būtent stiprios mentališkai asmenybės formavimą, visi formatai ir jie visi reikalingi. Mes turim apimti ir sociumą, mes turim apimti ir buitį, ir fiziką savo, ir biologinius procesus įvertinti, ir mentalinius, ir psichologinius asmenybės tipažus, ir visokius personas, įvairių pusiškus, visokius, sakykime, niuansus. Ir tą pačią energetiką. Todėl tai yra apie viską. Tiek išsiplėtimas, tiek sustrukimas.